Tai iš karto, chebra, sakau, nepykit, nieko nenorėjau įskaudinti, bet teko atrinkti iš visų, o norinčių buvo daug, 5 žmonės. Kas tai 5 žmonės? Vytenis Miškauskas, Rokas Marcinkevičius, tada iParty 501. Sekantis Gaspadorius 6790 ir paskutinis žmogus, na čia toks, ir paskutinis žmogus toks įdomesnis, Nikas Paulius, nežinau, net jeigu kažką aš čia klaidingai skaitau, tai ištaisykit mane. Paulius Duchas ar Duks, nu žodžiu, arba Duks, arba Daks, arba Duchas, nu čia kaip kas nori taip ir skaitys. 3540. Tai visi šitie žmonės, kas žiūri šį epizodą ir pamatėt savo nickname'us dabar, susisiekit su manim Instagram'e, mano Instagramą matot ekrane ir aptarsim, kaip jums perduot jūsų prizus. Tai dabar trumpam grįžkim prie Subaru. Jeigu pamenat tokį praeitom epizodė, patikrinkim jo VIN kodą, nes rida buvo gan nemaža ir pasakiau, kad įdomumo dėliai patikrinsim, ar rodo tokį dalyką iš visko vertikal. Tai įvedam VIN kodą. Subaru 22 metų, rida, ką čia turim, 13 va yra išrašas. Jo, viskas gerai, žinokit, viskas užfiksuota. Va, paskutinė rida buvo 21 metais, 12 mėnuo, tai čia kiek jau tuoj 2 metai bus. Tai paskutinė rida buvo 431 000. Tai 2 metai praėjo, nu jo, ten ir buvo 4,9, man atrodo, ar kiek 4,9, jo, 4,9. Tai manau per 2 metus ar 60 000 pravažiuot čia yra normalu. Tai nepamirštam, kas tikrinat CarVertical, nuolaidų kodas yra apačioj, dabar jūs matot, čia reikės padaryti, kad čia atsirastų. Važiuoju susitikti su žmogum, kurio lazdą vaikystėje beisbolą sulaužiau ir perduosiu jam tą žadėtą džempą, kur sakiau prieš tai. Sveikas. Nusprendžiau nufilmuoti, kad visi patikėtų, kad nemeluoju. Kokia tavo išmera? M ar L? L. L? Jo. O, kaip tik, va čia ir turiu. Va, prašau. Super, dėkui. Nu, gera tavo atmintis, žinau. Aš buvau pamiršęs šitą dalyką, bet kai pasakei, tai iškart prisiminiau, kad šitam stadione, čia už šitos mokyklos. Jo, prieš 20 metų čia buvo dar. Nu, kažkas panašaus. Nu, gerai. Dėkui tau, geros kūrybos. Ačiū. Iki. Užduotis padaryta. Gali gyvenime kažko nemokėt, bet jeigu turi didelį norą, tai tau tai pavyks. Arba ne. Mėginsiu šiandien užklijuoti, užtamsinti su plėvele stiklus. Tai pradedam. Tai aukštis buvo 100 kem, o plotis 1,8 m. Įdomu, kolegos iš Tinto, jeigu žiūrės šitą laidą, pasiūlys man darbo vietą ar ne. Nu, žodžiu, čia plus minus viskas gerai. Yra čia tikrai reikalų. Arba aš kažko nežinau. Gerai, įimu žodžius atgal, ten pradžioje, kur buvo pasakyti. Prasiknisau čia porą valandų, net gėda rodyt, kas čia gavosi. Šitokio atstumo gal ir nieko, bet kai arčiau, čia kažkaip, o taip, tai rytoj teks vis dėlto kreiptis į profesionalus, pakviesti žmonės, kas tom užsiema, kad normaliai padaryti. Gerai, paliekam tos langus ramybei, o dabar pereinam prie rimtesnių jau dalykų. Tai ką, galiu pasakyti, kad pradėsim ardyti mašiną, išrinksim pirmą body kitą, kapotą, aplinkui apardysim ir tada perėsim prie dėžės, variklio ir taip toliau.
užsukom į hidrostylingą pasitvarkyti kai kokių detalių. Čia atvežiau body kitą, nes yra va tokių visokių defektėlių. Nuo praeito karto biškai paskubėjom, nedavėm dažam išdžiūt ir prisukom. Tai va turim dabar bėdą. Ir šiaip čia va tokia biškai įduba yra. Nesimato dabar per video, bet jinai ten yra. Čia stiklo audinys, jisai su laiku susikreivina. Tai reikia atšlifuoti, perdažyti naujai. Ir šį kartą apsauginę plėvelę užtrauksim, kad daugiau nebūtų tokių vat bairių. Hidrostylingas padės šito klausimu mums puikiai. Turi jie patirties. Šitam reikalė labai daug, va žmonės net karboninius spoilerius McLareno atveža čia tvarkyti. Kažkas, matau, jau kopijuoja mano stilių. Jau net įtariu, žinau, kas šitas žmogus toks. Nuėmėm turbaką, kaip visada, kažkokie niuansai atsirado. Tai šiuo atveju sparnuotė kažkur klyba, kažkur liečia, užvešim perimti. Nu tu baisi pavairuot ten? Tau reikia operatorių atsivesti. Reikia operatorius, man atrodo, šiandien miega. Tai aš ir už operatorių, ir už mechaniką, ir už vairuotoją, ir už visus. Nu ką, variklis jau ištrauktas, o čia tiek liko nereikalingų dalių, įsiurbimo, išmetimo kolikai, dėžė, smagračiai, sankabos, dompaipai, vaizgeitai. Tai va šitie dalykai jau į šitą automobilį nebekeliaus. Visas dėžės komplektas su adapteriu, su viskom yra jau parduoti. O čia, kaip ir sakiau, dėsim 8 bėgių BEMSO automatą ir padarysim su sankaba. Kas dabar laukia? O laukia dabar kiti darbai. Tai išsipjaus visos skardos, čia vinkodas pasmeršus yra, tai mes jį perkelsim į kitą vietą, prasiplatins biškį tunelis, apsiardys čia viskas aplinkui, visas šitas laidynas, visa kita, puslės, viskas išsiims lauk, nes reikės visą čia aplamai dalyką po kapotų, visas erdvę nusmėliot. Užvyrint visas šitas skylutės, čia viską tvarkingai nužiūrėsim čia, kur dar kaip, čia kažkokių dar pakeitimų bus, užsivyrins. Tas skarda, reiškia, irgi keliaus lauk, mes čia padarysim tokį vamzdelinį, atramą irgi mes jį išpjausim, bet padarysim prisukamą, kad kitą kartą lengviau galima būtų išsiimti variklį. Kol kas tiek. Jei kam kyla klausimas, kodėl mes patys jo nedarom, ta prasme, motoro neperinkinėjim. Buvo nuspręsta tiesiog atiduoti vienam žmogui, kuris ir perinks, ir galiausiai sumapins tą mašiną. Tiesiog dėl šitos priežasties nesinorėjo kažkaip, kad vienur darytų, po to kiti dabaiginėtų, po to kažkas susproks ir ieškok kaltų, kas kaltas, čia vieni ant kitų numetinės. Tai paprasčiausiai buvo tiesiog vienam žmogui duotis, viską padarys, užkurs, suprogramuos ir kaip sakoma, visos pretenzijos pas vieną žmogų. Bet Mindė yra senas vilkas, jo pasitikiu, jis tikrai ne vieną motorą yra išardęs perinkęs ir visi jie važiavo ne vieną sezoną. Tai manau, šito klausimu kažkokių problemų nekils. Tai priminsiu, kad planas yra atsukti apie 600-700 arklio, bet motorą surinks su rezervu, kad ir 8 pėm, nu 8.
būtų galima atsukti. O ten jau toliau žiūrėsim. Iš patirties galiu pasakyti, kad kiek arklių bebūtų, visada jų trūksta. Kas pamena mano ketvirtuką su 700 arklių, tai pirmą laiką buvau labai patenkintas. O po to kažkaip atrodė, nežinau, kad nevažiuoja tą mašiną. Tačiau čia kelintą kartą pasakoju apie tą ketvirtą, bet didžioji dalis vis tiek tikriausiai nežino, apie ką aš kalbu. Tai galiu trumpai papasakot. Aš tos mašinos dabar neturiu, jau esu pardavęs. Dėl šito tai gaila, nes norėčiau padaryti apžvalgą jum, parodyti viską. Teks iš seno archyvo atkast medžiagą ir parodyti jum. Pirkau aš tą mašiną prieš 2 metus, buvo žiema iš Amerikos. Ilgai rinkausi gero varianto, tiesą sakant, su ta Amerika sudėtingai, yra pasiūlymų įvairiausių ir tai norėjosi išrinkti patį geriausią variantą. Beje, kam tai aktualu, galiu pasidalinti kontaktais. Chebra iš Auto Avia padėjo man šito klausimu, su atgabenimu, su pirkimu, su visais niuansais. Ir pagrindinis dalykas, kas man patiko, tai tas, kad kaina buvo sutarta, galutinė ir jinai nepasikeitė iki pat galo. Nes yra buvę atvejų kitur, kad nusipirki mašiną ir visokiausių po to išlenda niuansų, prastovos ir taip toliau. Ir lyg ir žiūri, ten 10 000 buvo sutarta, o galiausiai reikia sumokėti ir 12 ir 13. Tai mašina atvažiavo daužta, buvo vasario mėnesis, greitai susirinkau ją, labai silpnas daužimas buvo, tai per mėnesį galima pasakyti, kad buvo mašina jau važiuojanti, praėjo technikinę ekspertizę, užsiregistravau ir prasidėjo visi burtai. Kadangi buvau jau iš anksto nusipirkęs visą, sakykime, to stage'o arklių pakelimo kitą, ten turbaką, daviklius visus, metanolio įpurškimo sistemą. Per labai trumpą laiką užmodinom tą mašiną, atsukom ten 600 plus arklių. Aš šitą mašiną realiai buvau įdėjęs savo sielą, nes aš ją dariau ne ant pardavimo, o grinai savo malonumui. Ir tą malonumą ta mašina man pilnai atnešė, likau patenkintas. Ir visada dabar gerai, tik su gerom emocijom prisimenu tą laiką iš tikrųjų. Tai grįžtant prie turbinimo. Geras mano vienas pažįstamas man padėjo su visais darbais. Pats įrašė programą, aš kai pirmą kartą pravažiavau, aš šiaip vairavęs įvairias mašinas, ir galingas, ir visokias, ir elektrinės galingas. Bet pamenu gerai tą dieną, kai pirmą kartą atsisėdau, jau po įrašyto stage'o to, ir paspaudžiau gazą, visas kraujas iš kojų pakilo iki smegenų. Buvo tikrai wow jausmas. Pamenu tą pirmą dieną, non-stop važinėjau visą vakarą, porą bakų benzo sudeginau, negalėjau atsidžiaugti ir tai buvo ilgą laiką. Bet kaip sakoma, prie gero yra priprantama, po kažkiek laiko jau tiesiog važiavau ir man ta trauka nebetrodė įspūdinga kažkokia. Buvo paprasta trauka, niekom neišsiskirianti. Tai va tada ir buvo nuspręsta, kad aš parduosiu tą mašiną ir pardaviau. Ir tik po kažkiek laiko, kai pavažinėjau su dizeliu, supratau, kad man jos kartais trūksta ir norėčiau dabar iš naujo kažką tokio crazy surinkti. Tai va tokia istorija. O šiandien tiek, draugai, kas liečia tolimesnių konkursų, tai jų dar bus daug ateityje. O kas pažiūrėjo iki galo, tiem ačiū. Jeigu patiko, paspauskit like, jeigu nepatiko, parašykit komentaruose, kad nepatiko. O aš eisiu miegoti, ilsėtis, viskas. Čiau.